Buvo, ten tokios žvaigždės buvo, žinok. Ten buvo, vat, nežinau, yra klausytojų, kurie prisimena Daną Rutkutę, Janiną Lipeikaitę, kas prisimena, sakysim, kokią Liudą Triponaitę, Vytą Širką, amžinatelis, jis jaunas pakankamai numeris, 70 gal turėjo. Algimantas Sadukas, sakysim, tai įdomiausia, tai buvo, sakysim, konkursas. Ne? Aš tai tam Durniaus nuėjau, iš gatvės Bachuras atėjo, žinai, kokias gal 100 žmonių, vyrų nelabai daug, kokie 20. Ir toks labai buvo toks Vytautas Kybartas, gal kažkas prisimena. Žinoma. Prisimena, tai gerai, kad prisimenat. Tai va, ir taip, žinot, tai jis klausė, tai kas jūs esat, iš kur esat, sakau, aš esu studentas, kur mokytis, pedagoginiam institute, specialybė, lietuvių kalba, literatūra, reiškia, labai gerai, mums reikia taisyklingai lietuviškai kalbančių žmonių. Aha, o ką jūs veikėte prieš tai? Sakau, prieš tai aš dirbau tekintojų. Kuo? Sakau, tekintojų. Kur? Kauno Felikso Dzeržinskio staklių gamyklai. O, vaikinė nuo staklių. Ką jūs mums papasakosit? Sakau, padeklamuosiu. Ką padeklamuosiu? Sakau, Širvio Pauliaus eilėraštį. O kodėl? Jūs mėgsta poeziją? O, klausykit, labai įdomu, tekintojai mėgsta Širvio poeziją. Oi, kaip originalu, klausykit. Gerai, mes jums toj Beržyną, prašom minėti, Beržynas surastas, bus Beržynas, aš Beržas reiškia visą kitą, ir tokį pokalbį su Vytautu Kybartu mano per konkursą. Aš praėjau, paskui ten porą metų mane dar vaikė, ten dar kartą buvo konkursas, dar konkursas, mane tikrino daugybę kartų, ten visą kitą, reiškia. Paskui iš saugumų, sakė, naus buvo atėję tikrindėdė, parvažiuoju, sako, kuo tu užsiimi? Sakau, studijuoju, tu dar kažko užsiimi. Sakau, kaip tai? Tu dar kažko užsiimi, sakau, dar dramos studijai, sakau, etnografiniam, visą kitą. Ne, tu dar kažko užsiimi, sakau, praėjau radio diktorių konkursą, sakau, gal paims dirbti. Gali būti. Nes dėl tavęs iš saugumo buvo atėjęs, sakau, kaip tai? Atėjau patikrinti namų knygus, bet sako, aš juos pažįstu. Aš juos pažįstu kaip nuluptus, sako, atėjo, pasižiūrėjo, reiškia, atsivertė, reiškia, pavartė tą užsiimi. Sakau, studijuoju, tu dar kažko užsiimi. Sakau, kaip tai? Tu dar kažko užsiimi, sakau, dar dramos studijai, sakau, etnografiniam, visą kitą. Ne, tu dar kažko. Ačiū Dievui, kad Šapokos nematė, kad ten Biblijos nematė, žinai, kas ten lentynas. Šapoka tai buvo perrišta. Būtų čia pamatė, bet buvo iš naujo, kadangi apiplyšė buvo viršelį, tai buvo iš naujo įrišta. Toks ruda knygas stovi, ten net pažinsi kas. Tai va, ir paskui pradėjau dirbti po biškį ten. Po truputį vėliau aš jūs pataisysiu. Gerai, bejuokaudami, bekalbėdami taip smagiai, vis tik tai dar trupučiuką grįžkim, tada man užkliuvo štai tie sakiniai tavo Biblija, Šapoka. Vadinasi, tas tautinis ir tuo pačiu katalikiškas ugdymas, jis nebuvo svetimas tavo šeimai. Žinai, man buvo gal kokie 4 metai, kai močiutė mane vedėsi į Ilguvos bažnyčią. O kelionė ten trukdavo apie vos ne valandą, dėl to, kad eidavom pėsti, ten 4 kilometrai nuo namų. O kur tavo namai, atsiprašau? Močiutės namai, tai buvo mamos tėviškės, Šakių rajonas, Gegužių kaimas. Taip.